Esame patalpoje, kurioje jau pritvirtintos gipso kartono plokštės. Prieš dažant dar laukia paviršiaus paruošimo darbai. Tai yra glaistymas ir gruntavimas. Kartu su mokymo grupe iš specialisto sužinosime naudingų patarimų. Jeigu mes turim gipso kartono plokštės, kurios pritvirtinos teisingai, tai yra pagal gulščiuką lygiai ir tiesiai, logiška išvada būtų, kad glaistyti visą paviršių kaip ir nėra prasmės. Užtenka tik tai užglaistyti kokybiškų glaistų siūles ir plokščių tvirtinimo vietas. Renkamės kokybišką polimerinį glaistą, kuris jau paruoštas naudojimui. Kokybiškas skiriasi glaistas nuo šiek tiek pigesnio skiriasi tuo, kad šveičiant jo šveitimo produktas, tai yra dulkės, nukrinta žemyn, jos nesilaiko praktiškai ant paviršiaus. Jeigu ten dar kas nors kur nors prilipo, tai galima šepečiu nušluoti ir nukris žemyn ir po to galima dengti sekančius sluoksnius. Glaistome gipso kartono sujungimo siūles ir įterpiame armavimo tinklelį. Šitoje vietoje matosi šiek tiek tinklelis, jeigu jį pavyktų įnardinti visiškai, tada galima būtų užglaistyti vienu praėjimu. Dabar matot, aš nuėmiau kiek praktiškai per daug buvo, reiškia, čia buvo padarytas kalnelis. Tai pirmas sluoksnis turėtų būti uždarom siūlę, o po to labai plonas sluoksnis, kaip išdžius, užglaistom, paslėpdami armavimo tinkliuką. Glaistant labai svarbu patogus įrankiai ir judesių kryptis. Judėjimas yra labai svarbu, nes jeigu mes atremiam į dvi plokštumas lygias mentelės kraštus, tai tą įdubą jinai užpildo. Jeigu mes glaistame šitaip, tada, kai atsiduria įrankis įduboje, jisai padaro duobę. Dėl to paskutinis judesys būtinai turi būti vertikaliai. Jeigu nepavyksta užglaistyti siūlę vienu kartu, tada galima ploną sluoksnį pakartoti, kai pirmas sluoksnis jau pilnai išdžiūvęs. Tas pats tinka ir gipso kartoninių plokščių tvirtinimo vietoms. Ir kai glaistas išdžiūsta, švelniai pašveičiam paviršių ir dulkes nušluojam žemyn. Ir mes turim praktiškai paruoštą paviršių dažymui. Naudojame kokybiškus gruntinius dažus, kurie taip pat leis sutaupyti. Dažom voleliu vieną sluoksnį, lubas, sienas, viską. Šitie dažai yra pagaminti specialiai tam, kad būtų galima sutaupyti vieną galutinių dažų sluoksnį. Tai yra, jie labai gerai prikimba prie tvirto paruošto paviršiaus ir išdžiūvę sudaro plėvelę, kuri yra idealus pagrindas visiems kitiems dispersiniam dažam. Voleliai prisotinę gruntiniais dažais pertekliui nubraukti naudojame groteles. Šitas gruntas yra nebaltas, yra šviesiai pilkos spalvos. Ta spalva yra nuspalvinta specialiai tam, kad du dažius galima būtų ant to šviesiai pilko paviršiaus matyti trūkumus. Nes jeigu būtų paviršius visas baltas, smulkūs įbrėžimai ar smulkūs nelygumai ant to akinančio balto paviršiaus sunkiai įžiūrimi. O ant šviesiai pilko jau lengviau pamatomi. Tada galima tas vietas pataisyti, glaistu tuo pačiu. Toj pataisymo vietoje, kai išdžius, pašveisim, jeigu koks nors nelygumas atsirado nuo glaisto, vėl gruntinių dažų šiek tiek. Ir dar yra labai svarbu, kad jie gerai dengia, praktiškai užtenka vieno sodros dažų sluoksnio ant tokio paviršiaus.